Sėdimas darbas, iš karto pareina kaklas, pečiai, ne visa ta zona. Padarom pratimukų prasitampimui. Pirmas bus galima atsistojus arba atsisėdus, rankos kartu į priekį, nugara suapvalinta ir tempiam. Ir kartu 3, 2 ir pradedam. Dabar tempk, tiesiog žiūrėk į apačią, tempiam. O paskui vidury pratimo aš pasakysiu, kada truputėlį pajudėsim taip su rankom į apačią, į viršų, į apačią, į viršų. 3, 2, 1, dabar pažiūrėk biškelį, va taip į apačią, į viršų, į apačią, į viršų. Jau tik kaip labiau dar tempiasi, dar labiau. Ir paskui truputėlį dar pajudėsim į šonus. Va taip pasižiūrėk dabar, va, į šonus. Padaryk porą kartų. Ir 3, 2, 1. Ištiesta nugara, rankos ant galvos, galva žiūri į apačią, tempiam kaklą, iškvėpk. Tempk kaklą. Paskui vėl vidury pratimo pasukiosim galvą į vieną pusę, į kitą. Taip pasižiūrėsi, pažiūrėk, va taip va. Į vieną pusę, į kitą. Ir padaryk. Jaučiasi, kad aš per nosį kalbu, blemba. 3-5 laipsniai laukia, o aš apsirgau. Gerai, dabar į šoną, tiesiog galva į šoną. Visą tai gali daryti atsistojus irgi. Tiesiog, jeigu skauda, pavyzdžiui, taip kojas sėdėti, gali atsistoti. Dabar mes pakeisim, sekantis pratimas, pakeisim į kitą šoną galvą tiesiog už 10 sekundžių. Ir taip pat gali pakvepuoti dar. Pakvepuok ir kai tu įkvepi, iškvepi, jausk, kaip visas kūnas tiesiog atsipalaiduoja. 3, 2, 1, dabar į kitą pusę galva, į kitą. Tas pats, ar ne? Jausk, kaip tempiasi kaklas. Mūsų 2 sekantis pratimai bus vėl, mes tempsim galvą, bet įstrižai, diagonaliai. Ne į šoną, ne į priekį, o kažkur taip per vidurį, va ten, tai žiauriai gerai tempiasi, žiauriai tas toks jausmas, man labai patinka šitas. Dar kelias sekundės, 3, 2, 1 ir dabar, tiesiog taip iš šono, kaip diagonalėje, ne? Vėlgi gali atsistoti, jeigu reikia, jeigu dar sėdi, jeigu skauda kojas. Jo, vienu žodžiu, 3-5 laipsniai, bet kai, nežinau, ar čia iš darželio vaikai prisirinko virusų visokių žiauriai šiais metais, bet gal dar ir kad darbą pradėjau dirbti, daugiau to streso. Gerai, 3, 2, 1, tas pats pratimas į kitą pusę, tas pats. Ir pas mus bus belikę porą minučių, 2 minutės bus likusios, mes padarysim dar 4 pratimukus ir viskas šiandienai. Tai va, čia labai gerai, nugarai, pečiam, bet aišku, reikia reguliariai daryti. Žinai, jeigu vieną kartą per metus padarai, tai toks ir efektas bus. Va, sekantis pratimas, liksim toj pačioj pozicijoje. 3, 2, 1, rankos dabar į priekį, tokios biškelis sulenktos jos. Ir mes atidarysim krūtinės ląstą, galva eis atgal. Ir suvedam. Ir mentis suvedi, suspaudi, palaikai porą sekundžių, atgal. Labai geras šitas nerealus pratimas. Nežinau, kaip ar tau jaučiasi. Jeigu kažkas ten nesijaučia, tai pabandyk truputėlį tas rankas ten, ar į viršų labiau, ar į apačią, kad jaustųsi tas tempimas visas. Ir kvepuok. Ok, 3, 2, 1, liekam ten pats makras, į priekį. Atgal toks dvigubas pagurklis. Vėl į priekį palaikom ir atgal dvigubą pagurklį padarom. Aš, pavyzdžiui, kai darau šitą pratimą, man viena pusė labiau jaučiasi, iš tikrųjų. Vienoj pusėje labiau jaučiasi. Bet čia pas visus tas pats, žinai, ta simetrija. Truputėlį ta asimetrija labiau yra, ne? Kad viena pusė vienokia, kita kitokia. Gerai, ant 4, einam ant 4. Ir dabar visiems žinomas pratimas, nugarą išrečiam ir suapvalinam. Ir tose pozicijose palaikom, ne? Porą sekundžių, kai suapvalini, palaikyk porą sekundžių ir kai išreti irgi palaikyk. Ir galva irgi eina į apačią žiūrim ir į viršų, kuo taip aukščiau, ne, tą galvą užmetam. Ir bus likęs dar paskutinis pratimas, liksim toj pačioj pozicijoje, 3, 2, 1, o dabar tik tai krūtinės ląsta eina į viršų ir į apačią. Į viršų,
į apačią. Toks jausmas, kad visa ta nugara tarp rankų juda į viršų ir į apačią. Va, čia bus mūsų paskutinis. Tai nepamiršk paskui, ką nors pakomentuok, uždėk kokį ten laiką, tiesiog smailiuką uždėk, kad aš žinočiau, kad tu pažiūrėjai, padarėjai tą pratimą, ne? Toks bus ir tau biškelį toksai, kad padaryta, ne? Va, ir man fainai bus motyvacija. Nu va, viskas, tada šiandien viskas. Parašyk, jeigu nori dar kažkokių specialių pratimukų, aš galiu įrašyti treniruotę. O šiaip viskas tada. Iki sekančio. Geros dienos.